Niekas neišvarė mūsų šiandien, tik labai vėjuota. Dar baisiau nei vakar. Dar baisiau nei vakar. Serdom. Tai va, dar baisiau nei vakar, kas liečia vėjo, oras šudinesnis vėl, apsiniaukė, vėl greičiausiai gausim lietučio galimai. Nieko naujo čia šį kartą. Lietus, vėjas ir šaltis šitą kelionį pagrinde. Dviračiukai ištraukti, atrakinti, čia viskas jau vyksta ardymas, pilna eiga. Ir judėsim šiandien toliau link Lietuvos. Liko 400 km iki Lietuvos. Vyksta pakavimosi darbai. Nu, panašiai dabar. Na, o patempsi? Aišku. Ir vėl paskui sakysi, man sunku tempti. Nesakiau. Ten gerti kadytę, va? Čia mano, reikia sutvarkyti. Nieks neužsakta. Mėgojom laukuose šiandien. Nu ką, pasikrovėm transporto priemonės. Pasiruošę važiuoti, sušalę nuo ryto. Sėdėt šalta. Pukšėsim, kad apšilt vėjas, vėliavėlės plaka į tą pusę, reiškia bus šoninis panašiau. Dangus irgi gero nežada. Nu, bus matyt. Lenkijoje labai daug tokių visokių koplytėlių. Labai daug. Su kryžiukais, su Marijos statulom. Žiauriai daug visi stato. Kai bus ne kiekvienos sankryžos. Didesnės. O ką, mes varom plentų. Kaip plentininkai šį kartą. Vėjas dabar neblogas, kad ir stiprus, bet lyg tais į nugarą užtaikom. Biški šonas, biški nugarą. Šiaip tai žiauriai stiprus šiandien vėjas. Kai pasuka į šoną jau būna smagu, tai apie priekį tai va šito būtų problemų. Nežinau kaip ištart Lenkijos kaimelio pavadinimą. Kažkoks bžyb. Nu ir tokia faina bažnyčia ant kalno, panorama graži. Ir dar kas patinka, kad jie čia tokie ir vandens bokštą pasidarė, tokį senovinį. Vis važiuojam ir pamatom tokius ant medžių. Kas čia yra, va šitie. Nu kaip lajos, bet visas medis tokiais va. Ir daug kaip... Kaip į vainikai žavo. Nu. Ir daug tokių medžių, bet va šitam tai ypač kaip obuolių priaugę jų čia. Kas čia per daiktas, kas čia per medis, klausimas. Lenkijos laukų grožis. Taip, kaip Vilniuje rugiai turbūt, galimai. Dar vis stipru, čia labai gan neblogai pakilęs, matosi viskas labai. Man šilta. Tau šilta, turėtų būti šilta tokio kalną kylant. Jo, ir va, kelia toks, važiuojam biškis smėlėtas, vėjas irgi va. Va toks va vėjas. Košė. Kaip sakant, nemes kelio dėl to kelio. Metėm kelią dėl to kelio. Dabar važiuojam Lenkijos. Čia blemba ir smėlynai da. Oi, kad nešioja. Kaip per ledą. Kaip per ledą, lekia pelės. Čia jo. Laukai, o jei kokie čia laukai yra? Laukai. Čia graža verta buvo to šutkeliu važiuoti, kad pamatyta bus nuo kalno. Kaip banguoj. Labai jau. Kilo, tai šitą keliai. Ir labai fainai.
Jūs sakote faina, kai nepučia vėjas. Taip. Saulutė tai malonė šildo. Saulutė šilda, bet sustoja ir sušalė iš karto, nes šalta. Ruduo. Jo, kokia čia vasara. Nu, varomi bortočizna arba barštinas lietuviškai. Pažiūrėsim, kaip iš čia atrodo. Niekas čia neatrodo, eilinis miestas ir viskas. Nepatinka mums miestui, nepatinka. Bent takai čia padaryti, smagiau jau. Sekantis Kenštinas turėtų būti, bet čia Ketžin rašo, Ketžin. Barštino namų rajonas, tokie labai jau tarybiniai atrodo. Labai jau tokie paturbinti tarybiniai. Važiuojam, apžiūrėsim Barštino senamiestį. O dėl ko aš nemėgstu senamiesčio, tai dėl akmenų. Kaip atrodo centrinė Barštino aikštė. Vėjas tai baisolinis. Nenori tiesiai pralėk greitai. Būtų šilta, jo. Jo, kai šilta būtų, palakstytumėm per tą fontaną. Oi, ten ta bažnyčia kažkai yra. Pavažiuojam pažiūrėsim bažnyčios. Oi, debesiukai negražus. Bet ten va negražu labai dangaus. O čia labiausiai domina, bet turbūt nedirba. Dirba. Užeisim. Ką bamžaujam Barštino aikštėj pagrindiniai. Aš jau pagrindinė. Sėdim bamžaujam, valgom kebabą. Turkišką. Jeigu kebabą valgom, tai nebamžaujam. Nu. Atvažiam čia per tos kiemus. Patekom į šventę religinę. Nu. Dabar varom. Skanus kebabas. Aha. Labai. Labai. Kenštino, ne Kenštino, Barštino, Bartočizna, ta bažnyčia. Važiuojam per Kenštiną. Šiandien vėl niekas nedirba, devintinės, pas juos kažkokios šventė nacionalinė. Stabdžiai cypia jau. Stabdžiai, sakau, cypia pas jums. Ne man. Čia ne man. Parkas čia pats centras. Tai čia senamiestis. Bažnyčia.
Ai, čia tas upė. Gerai matome tą. Strasznie. Seniai, tai aš gėlam. Viskas daryta. Jeigu tam prie pilies, dzem kažką padaryti. Biškai jau. Kur tai? Prūdelis. Taip. Burpaliganas. Burpaliganas. Baigiam atvažiuoti. Nedaug liko mums. Iki vietos. Ja. Tvora. Sėdit. Pasiklydai. Aš? Nu, nes matau, kad važiavot ir kelio galą privažiavot. Čia nebėr kur toliau važiuoti. Šiaip fainai, tokia vieta įrengta pasėdėti, suoliuko yra. Pasibūt, galima atvažiuojant prie plaukos. Ne prie plaukos, čia tiltelis. Visiet. Čia galima pasidėti vakarą visai gerai. Ir oras pasitaisė, va. Turim saulutę, bet šalta vėjas, labai didelis vėjas. Žiauruminis vėjas. Baigiam atlikę 14 dienos važiavimą. Kenštino pravažiavom, turėtų būti stovyklavietė. Nežinia, kokią rasime. Gali būti, kad vėl teks kur nors va taip miegoti. Gal net tiesa, bet labai stiprus vėjas, šakų daug pralaužyta. Žiauriai stiprus šiandien vėjas. Čia ką tik lietus nušniokštė. Patį kraščiuką užkabino. Jo, čia gerai nušniokštė. Mums tik keli lašiukai nukrito. Čia žiūriu, užvarė kaip reikiant. Tai gerai, kad neskubėjom važiuoti. Būtumėm išsimaudę. Tai va, už 300 metrų turėtų būti posūkis į tą mūsų. Nežinia ką tenais, kempingas, ne kempingas, dykai, ne dykai, neaišku. Kas ten ir neaišku, kažką girdėjau, kad ir. Kemperiam. Lenkijoje aguonos auga laisvai. Va. Kiek širdis geidžia pakelės, visur laukai pilni. Nu, iš 200 metrų, sako, suksim. Kažkokias lentas matau, pasižiūrėsim, kad ten šansą mum yra, ar mum toliau važiuoti. Pažiūrim. Tai, palapinės priima. Atsėjai toks kompleksas reklamai, nu pasižiūrėkim, taip jau atrodo, kaip bus. Tai va, tam kempinge neliko malė, ten nemokamas, šūdas, triukšmas. Nejauku. Čia važiuojant pamatėm lėktuviukų biškį. Toksai kažkoks. Kažkoks ale muziejus.
Galima migą pamatyti rusišką. Šarvuotis. Dar vienas migas. Vokiškas. Nu, į ten tas sandu kukurūznikas stovi. Netoli Kenštino muziejukas toks. Tas pats va, per tvorą kažkas matos. Andu čia mi 6 gal, mi 6. Nu, muziejus kažkas panašaus į Kauno aviacijoje, kaip yra muziejus. Tik tai Kaune daugiau eksponatų žymiai. Čia va albatrosas greičiausiai. Tai va toks reikalas. Judam toliau, ieškosim kažko kito prieglapščio. Ką čia daro žemas pirgis? Valgyti. Žemas šaltai. Sušalo žemas pirgis. Tai vis dėlto esam ne ten, kur buvom, o pavažiavom kitur, nes netiko mum Danauro. Tai dabar nuvarėm normalų kempingą, gerą dušą gavom. Verdam šitą kavą. Darom sumuštinius. Pasistatom palapinę, dviračiukus, viskas. Čia aura gera, man čia patinka. Ten tai... Ir purvą nusiplovėm. Ir purvą nusiplovėm su dušu. Karštą dušą gavom. Kaip gerai buvo. Šiaip tai plojamės partitiškai paskutinius įgis. Su šalto dušu prieš tai plojamės. Su lauko dušu. Šalta dar su šalto, bet vis tik gerai. Koks be būtų dušas ir gerai. Ką mes dabar čia turim? Užtepėlį tokį turim. Geras dalykas ant batono. Be to turim. Nepasmirdo da mūsų tas. Sutepsiu visą nevalaikus. Aišku, teisingai. Nu, kaip bulkas. Bulką kada pirkom? Vakar? Tada nepasenus. Kaip tu mokai taip gražiai? Tu labai valgyti, jeigu čia nori. Jaučiu. Po vieną būtų. Nu, su dujų balionu buvo bairis iš Gdansko, tas balionas. Niekur negavome per Gdanskų, tai ieškojom daimės po miestą vien dujom. Kodėl ką netokią nusipirkom? Nu, netokią nusipirkom be sriegio. Tai daimės. Prasukom kilometrų krūvą, vien kad balioną gautum Gdanskį. Tai va. Na, dabar čia įsitaisim į savo ramiai vakaruosim. Kėdžikas turim, labai geras pasiteisina. Labai geras toks kėdės, labai pasiteisina, kelionė nesunkios, greit supakuoja. Šitokias naudojam. Telefoną? Dar neverda. Labai geras kėdžikas. Tai va, toks update'as 14 dienos pabaigo.